Tai šiandien vis tiek nusprendžiau rašinėti video, nors yra vėlus vakaras, nors planau rytoj ryte tai daryti. Ir dar prie to pačio, jeigu nieko prieš, pasidarysiu šaltibarščius, kad rytoj irgi nereikėtų. Gal pavyks ir kalbėti, ir daryti žodžių. Šiandien noriu pakalbėti, kaip aš pati susitvarkiau su perdegimu ir kaip su juo susidraugavau. Aišku, jis dar išlenda, pro ką man reikėjo irgi pačiai praeiti. Tai iš viso, kas tas perdegimas yra, kaip jau jauti perdegimas simptomai. Čia tiesiog iš mano bendro. Tingi iš viso eiti darbą, tau nebekelia džiaugsmo, kas anksčiau kėlė. Tu nebegali, tu pradedi sirgti, ta prasme, tu atsikeli ryte, tau tai pradeda galvą skaudėti, tau atrodo temperatūra užkilus, tu atrodo negali atsikelti tiesiog, nes tau viskas skauda ir tu kai atšauki darbus, tu žinai, kad jau kūnas gaus pailsėti, tada tau viskas, tau pasidaro gerai tiesiog tau pasidaro gerai. Tiek apie perdegimą. Aišku, aš dar pati irgi su to perdegimu tikrai nesusidraugavau, jisai vis grįžta, jeigu persidirbu. Aš labai turiu, žodžiu, kontroliuoti visą situaciją, kokia jinai yra. Man atrodo, kad labai sunku tokiem žmonėm, kurie jau yra tą dalyką patyrę, grįžti tą ritmą normalų. Dar ypač, kai tų darbų yra va tiek va iki kaklo, iki viršaus. Ir šiaip čia yra, man atrodo, mūsų kartos dalykas, jis lekia, bėga, kliūna, keikės, per galvą verčias, kad tik visur spėti, būreliai, darbai, ten hobiai, verslai, ten 3 darbai, namai, šeima, bernai, mergo, žodžiu, visi visur lekia, visi visur bando suspėti. Su draugais norisi pabūti ir tą karjerą pasidaryti ir atrodo jau tos ir šeimos norisi. Žodžiu, tiesiog visko tiek daug pas mumis dabar yra. Atrodo viską nori spėti, bet neįmanoma. Ir va turi tuos prioritetus tokius, atrodo, susidėti. Bet va yra, aš visko noriu ir to laiko, atrodo, taip nėra. Aš nesuprantu, kaip mūsų tėvai viską pasidarė ir užaugino mus, ten, kai buvo 20 metų, mums čia buvo 25, mano rate, plus minus 25 visiems, ten 24. Tai, tiesiog visi tą patį šneka. Atsikėlė dukas. Aš galvoju, jisai neatsikėls. Aš galėsiu ramiai pafilmuoti. Žmogus nuėjo miegoti apie 6-7 valandą ir atsikėlė, dabar yra 12. Apakus. Žmogus prie puodų stovi, o tu ką? Miegi. Miega jisai, supranti, gražuolis. Gerai. Tęskime prie šaltibarščių, nuo burokėlių. Šį kartą nevyriau burokėlių, tiesiog nupirkau jau burokėlį šaltibarščiam. Tiesiog, nes jau, kaip sakant, laiko trūkumas, apie ką ir kalbėsim šiandien. Labukas. Labukas. Kodėl tu atsikėlei? Eik miegot. Aš nesuprantu, kas ten per šurmulys vyksta. Supranti, čia reikalai pas mumis vyksta. Aš noriu video nufilmuoti. Tau trukdau aš, ne? Aš dabar tikrai prie tas nešėgėsiu, nes man gėda. Gal tu nori eiti kitą? Nebuvo tos skolos, ne? Ne, nebuvo, tik tą nupirkau. Dirba jinai. Taip. Taip. Pakėlė mane. Nekėliau. Kodėl nekėlė? Todėl? O kodėl? Dar užmigsi? Man atrodo, tu dabar neužmigsi jau. Aš vos išlipu iš lovos. Tai ko čia lipai? Galvoju, kad čia vyksta, kad čia braunasi namus. Help. Iki. Žodžiu. Tiesiog tęskime toliau. Tai kas nežino, tai aš esu rankinio trenerė vaikų. Tai turiu mergaitės nuo 1 iki 6 klasės. Jau dirbu, šiaip iš tikrųjų paskaičiau, beveik 5 metai ir 6 per rankas. Tokių meistrą ir blakstienas dar darau. Tai žodžiu, įsikūrėm nesenai savo saloną. Dar įkūriau prieš metus MAV namai patalpas švenčių. Tenais organizuojami yra gimtadieniai, dirbtuvės, kas ten dar vyksta pas mumis. Žodžiu, baby showeriai irgi labai populiaru. Žodžiu, visokios šventės vyksta, tai turiu tokį irgi
užklasinę veiklą, dar žaidžiu rankinį irgi. Tipo pas mus skaitas Lietuvoje profesionaliai, bet, palikim šitą temą. Daug visko įvyksta vienu metu, dar dabar su draugiam pradėjom šokius lankyti 2 kartus per savaitę. Žodžiu, reikalų yra, nes noris tiesiog kažkur tos mintis padėti, taip, žodžiu, po to viską papasakosiu. Tai baisiausias buvo breakdownas man. Jaučiu gal praeitą, žodžiu, man pavasariai būna ne kažką, ypač kai mokiausi. Šiais metais vienu metu turėjau bakalaurą, vaikų treniruotės ir jau sezono pabaiga buvo, tai finalai visokie. Buvo tada darbas su klientėm, tada mes kraustėmės čia iš šitus namus, tada buvo MAV namų įkūrimas, tai turėjom visas patalpas įsirengti. Žodžiu, kas ten dar buvo? Dar pati irgi žaidžiau rankinį, irgi visokį ten atkrintamosios pusfinaliai, žodžiu, ir taip toliau. Ir viskas tai buvo vienu metu sukritę, kad aš gavau išprotėsiu. Aš literaliai gavau išprotėsiu. Man buvo, aš nespėdavau rašytis dalykų, ką man reikia per dieną padaryti, nes aš turėdavau 20 dalykų padaryti, apie viską pagalvoti, viską suspėti, buvo tiesiog. Aš praeitą pavasarį buvo, kad ten mėnesį iš mėnesį ten laisvų neturėdavau, aš pažiūriu, kada man laisva, ten tai po 5 savaičių vienas sekmadienis laisvas tenais, žodžiu, tiesiog, o kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro būdavo, žodžiu, tiesiog neįmanoma ištempti tiek. Tai čia buvo baisiausias momentas, bet aišku būdavo ir aš anksčiau žiūri kažkaip nemokėdavau, nežinau, aš visko taip prisimdavau, tiek daug dalykų daryti ir taip. Man šiaip aš nedėkinga, man patinka, daug veikti ir taip toliau, bet ten būdavo too much tikrai. Ir kaip man pasireiškia tas visas perdegimas, tai realiai pirmas toksai, kad aš pradedu nebenorėti niekur eiti, man viskas tiesiog nebedžiugina. Tos veiklos, kurios anksčiau džiugino, man atrodo, kaip fain, čia ten, tą darai, nes visi, aišku, kaip iš šono pažiūriu, taigi kokia tu veikli, kokia tu versli, kaip smagu, kaip fainai, tipo, jau, tuo momentu, kai perdegi, ta prasme, tu nieko nebenori, ten, tai blogai pasidaro viskas, atrodo, kiekvieną rytą atsikeli ir toksai tingi, tau viskas skauda, būdavo, viską pradeda skaudėti, atrodo, kad tu sergi tą dieną, ryte atsikeli, atrodo, kad tau temperatūra užkilus, tau galva sprogsta, tu tiesiog, atrodo, kad nemiegoji, nes tau visada galva veikia, aš tiesiog atsikeldavau naktį, aš galvodavau, ko dar nepadariau, bet čia yra žiauru, ta prasme, visiškas nepoilsis, tiesiog tas darbas nebemielas pasidaro, ir tada iš vis nieko nebenori daryti ir iš to veiklumo tai nulis naudos. Tiesiog išgyvenimas labiau, o ne veiklumas būna. Turi apie kažką pagalvoti, bet dažniausiai apie kitus galvodavai, žodžiu. Tai, dar vakas dar man buvo atsitikę. Tai žodžiu, man buvo ant rankos, man atrodo, čia ir ant kojos atsiradę dėmelės tokios, žodžiu, tokios, nežinau, pasausėjimai, tokie raudoni, žodžiu, kažkokie dalykai pradėjo darytis ant kūno, tiesiog, jau streso požymiai kažkokie. Buvo tokių momentų, kur aš tikrai turėjau ir klientės atšaukinėti, ir, ta prasme, ir prašydavau, kad trefkės pavaduotų, jau ten apie bakalauro dalykus tai net nešneku. Kūnas visada rodo signalus, ta prasme. Jau vien tos mintis apie tą nenorą daryti, iš karto yra signalas, kad kažkas negerai ir tau reikia poilsio. Tai dabar papasakosiu, ką aš dariau kitaip ir kaip man pavyko išsivaduoti iš to. Šiaip kas gerai, nes vasarą dažniausiai aš turiu beveik visada laisvą, tai aš jau atsigriebiu už visus metus, aš visą Liepą ten būna nedirbu, ten, vasarą stengiuosi beveik net nedirbti. Visus 3 mėnesius ten žiauriai minimaliai. Jeigu reikia, tai tiesiog pasidarau tik tai, ką reikia, ten porą dienų į savaitę, taip stengiuosi tiesiog nejudėti. Šiaip man labai, čia toks žiauriai geras patarimas, planuoti poilsį. Šiaip daug kas yra net negirdėjęs apie tai. Aš, pavyzdžiui, planuoju poilsį ir visada pas mane knygeliai. Tarkim, jeigu žinau, kad pas mane intensyvios, pavyzdžiui, šią savaitę, 2 intensyvios dienos, antradienis, trečiadienis, tai šiandien yra trečiadienis, 2 dienos intensyvios,
Tai aš jau žinau, kad aš ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienis, sekmadienis irgi laisva. Aš jau pavariau taip, nu vat ir dabar, negailėdama varau 11:30 įdėką įrašinėjau, nes aš žinau, kad ketvirtadienis lengvesnis bus jau, penktadienis irgi ten toksai, o savaitgalis laisvas. Nu tai aš tiesiog žinau, kad aš gausiu to, nu, atsigriepsiu to poilsio dienų, bet šiaip, jeigu apskritai taip planuojant savaitę, tai stengiuosi 8 valandas visada išmiegu, net būna daugiau, labai irgi yra svarbu miegas, nu, čia naušit realiai tipo, bet. Ir kad vakare turėtum bent kokias 6 valandas, tiesiog negalvot apie darbą. Tarkim, jeigu ryte ten nuo pat ryto dirbi, kad, pavyzdžiui, vakaras laisvesnis, arba ten jeigu ryto turėjai laisvesnį, ten nuo pietų dirbi, tai kad jau, nu, gali ten jau biškį ilgiau padirbti, tarkim, bet jeigu ilgai dirbi, tada norisi man, kad rytas būtų kitas, nu, atsikėlus kitas laisvas. Nu, žodžiu, labai yra svarbu planuoti tą poilsį ir aš sakau, skaičiuoju tiesiog, ar aš išsiilsiu tiek, kiek reikia ar ne. Na, aišku, sakau, ne visada pavyksta, nes tiesiog, nu, ir dabar tas tempas nemažas, bet, nu, jau tiesiog situacija bent jau valdoma. Ką dar padarau, tai grįžus visada išsijungiu realiai internetą ir nebetrašau niekam. Nesvarbu, ar draugės rašo, ar, nežinau, tenais kažkam kažko reikia iš manęs, aš tiesiog netrašinėjau. Aš, nu, kartais matau, kad man parašo, bet, nu, sorry, aš ilsiuosi ir, nu, nepribūsiu čia visiems geras, nu, mano yra poilsio laikos, jeigu reikia kažką dienos metu, ieškokit manęs. Nu, ir tada ryte atsikeli, atrašai jau, ką ten reikėjo žmonėm. Aišku, jeigu kas svarbu, tai visi, kas svarbus, turi mano numerį, gali paskambinti. Geras dalykas išjungti internetą tiesiog ir būti ten, tai mes va kokį video pasižiūrim, pasidarom valgyti kažką, ar varom, jeigu geras oras būna, pasivaikščiot. Nu, tokį tiesiog, kad nebūtų apie darbą, apie kažkokius reikalus, nes būna, nu, klientės ten irgi kokios parašom, ten aišku, gal jos nejaučia, bet 11, ten 12. Stengiuosi viskas, man penktadienio vakaras, aš jau viskas, aš išjungiu telefoną, aš tą neatrašau. Nu, sekmadienį vakare, jeigu jau ruošiuosi kitai savaitę, tai tada visom atrašau. Arba jau tada pirmadienį ryte gaunas, nes irgi pirmadienį rytus, nu, kartais važiuoju į saloną, kartais irgi pasilieku laisvesnius, žodžiu, kad įsivažiuoti savaitę, kad nebūtų, kad nuo 8 ryto, balaganas, žodžiu, ir nieko nespėjai ir nieks nesigauna. Pavyzdžiui, labai man irgi padeda šokiai, rankinis, kad tu nueini tas trefkės, labai svarbu yra kažką lankyti, mano nuomonė, turi fizinis tas aktyvumas tave prablaško ir tu tiesiog būni tam momente. Tu toj trefkiai, tu galvoji apie tai, ką tu dabar darai. Nu tai jeigu tik tai gali, tai būtinai užsirašykit į kokias trefkės, džymas nepadeda, žinokit, nes džymė vis tiek mastai ir dažniausiai vieni sportuojam, tai vis tiek galvojam apie kažkokius situacijas ar kažkokius planus kuriam ir taip toliau. Ir labai su bendruomenė kažkokia, kad būtų. Nes, pavyzdžiui, nueinu į rankinę trefkės, tai man belenkai linksma, aš ten tiek prisižvengiu. Man su panom tiesiog kartais net pasilieku ten nuo ilgiau tampytis su mergom, kad, nu, tiesiog ilgiau pabūti ir negrįžti nei į tą buiteką, nei į tą gyvenimą, nes kai atsidarai po trefkės ragelį, tai būna kažkas baisaus. Man šiaip patinka aktyvus poilsis, nesėdėti namie ten nesilsėti, bet kažkur varyti, bet aš irgi stengiuosi, pavyzdžiui, su draugiam. Nu, man labiau patinka, kaip kažkas kitas kažką papasakoja, kažkokią kitą temą, jeigu aš ten kalbu, kai manęs paklausia, kaip man sekasi, nu, va tai va būna, tingiu pasakoti, net nenoriu šnekėti ir tiesiog, ne apie mane galim dabar, tiesiog pakalbėkime apie jūs, papasakokit jūs kažką, ką aš nenoriu, nu aš išvariau, aš nenoriu apie darbus galvoti, nes ir taip, nu visada realiai galvoju, aš labai daug laiko realiai būnu viena per dienas, nu tai pastoviu tos mintys sukas. Dar vienas tipsiukas toksai, kad jeigu jaučiat, kad žiauriai, tarkim, nu būna tokių savaičių, kad, pavyzdžiui, nu tikrai žiauriai sunkios savaitės, tai žinokit, aš kitą savaitę, aš taip atsigriebiu. Tu žinai, kad tavęs kitą savaitę laukia tas laisvesnis laikas, tau netaip abydna maksimaliai daryti tą savaitę, nes kai tu žinai, kad tau mėnesis, 2 mėnesiai ten žiauriai, tarsi intensyvus, nu tai tu jau tiesiog nebeturi, toksai pasidavęs būni, tai
Žodžiu, aš labai stengiuosi, jeigu matau, kad, tarkim, visą savaitę neturėsiu poilsio ir ten reikės varyti nuo ryto iki vakaro ir bus sunku, nes, pas mane ir tas sportas, ir tas fizinis aktyvumas, žiauriai ir fiziškai pavargsti, ir psichologiškai, ir, tiesiog, visaip, žodžiu, pavargsti. Tai aš per tą savaitę, aš darau bare minimum, ta prasme, aš niekur realiai nesistengiu, tiesiog, aš iš gyvenimo jungus, tiesiog, aš darau viską mažiausiai, kiek galiu. Ir aš, pavyzdžiui, tomą savaitėm, aš stengiuosi, labai mažai energijos įdėti, tarkim, eini treniruotę, tu tiesiog, neišdalini savęs, kuo labiau stengiasi, tokia atrodo, užsidedi aplink save skydą tokį ir kad iš tavęs nesirptų energijos. Tai, aš tokį, arba eini, tarkim, gerai, tarkim, klientės darbe, aš jau stengiuosi mažiausiai ir kalbėti, mažiausiai energijos įdėti, aš padarau tai, ką reikia, aišku, viskas ten gerai, bet, jau tiesiog bare minimum. Man per tas sunkias savaitės ten nesitvarkau namų tiesiog. Tiesiog nesitvarkau namų, paprašau Ado, kad ten patvarkytų. Žodžiu, nesistengiu ten būti tobulai, ten pas mane ir namai irgi būna persti ten aukštyn kojom. Bet tiesiog tokios dienos, aš žinau, kad ateis ten ta laisvesnė diena ir susitvarkysim viską, ten įsiskalbsim, išsivalysim ir ten, kad grindys reikia siurbti, tiesiog, pasidarysi, kai galėsi, čia ne muziejus ir ne paroda, kad čia prieš kažką reiktų pasirodyti. Dažniausiai visada sekmadienį vakare arba pirmadienį ryte visada planuoju savo savaitę. Aš pasižiūriu, kada aš daugiau poilsio turėsiu, kada man bus intensyviau. Žodžiu, dažniausiai planuoju savaitėm. Aišku, būna ir mėnesiui, taip, bendrą planą tokį mėnesį vis tiek pasidarau. Ten ir žymios klientės, tenais darbai visokie, nežinau, ten kur procedūras daryk, ten kur privaloma. Tai stengiuosi žiūrėti savaitėm arba 2 savaitės, tą tokį tarpą. Nes, per tas, jeigu tu turi daug sunkių savaičių, vėl tas perdegimas tiesiog grįžta ir vėl tu esi tame, tiesiog aš pradedu, žinokit, tiesiog verkt, aš niekur nenoriu, man pirmadienį įsivažiuoti būna, tiesiog aš pusę ryto praverkiu ir būna greičiau tiesiog savaitgalis, nors tą savaitgalį irgi tiesiog dirbi ten prie švenčių arba ten kokios varžybos, bet tiesiog norisi, kad greičiau pasibaigtų tas etapas. Taip pat irgi labai yra svarbu maistas, kad būtinai pusryčius tos pavalgyt, nes su maistu aš dar turiu problemų, nes aš būnu tiesiog visą dieną, ten ryte kažką užkandi, visą dieną nevalgai, nes aš turiu tokį dalyką, kad aš darbę žiauriai nemėgstu valgyti, nes po to tiesiog žiauriai aptingstu ir noriu eiti pamiegoti labiau negu dirbti. Tai aš stengiuosi jau atkentėti ir tada grįžtu ir privalgau, ir tada daug privalgau ir einu miegoti, žodžiu, tai su svoriu irgi ne kažką man paskutiniu metu. Tai nors atrodo, aš daug sportuoju, bet žinokit, aš palyginus kaip anksčiau sverdavau, tai yra labai prasta situacija, bet čia nesmė. Tai labai yra svarbu pavalgyti. Aš dabar, kas stengiuosi, tai visada pusryčių sočiai pavalgyti. Ir dažniausiai gaunas užkandžiavimas dienos metu, bet bent jau kažką įsimeti į tą skrandį, negu visiškai nieko. Ir tada vakare grįžti, tai ir jau pavalgai jau tada kaip yra. Viskas gerai, tik svarbu neprisikimšti. Ir svarbu tas geras maistas, o ne ten bomžpakį kapoti ir kebabus, taip sakant. Suprantat, ką turiu omeny. Aš labai mėgstu po barus irgi valgyti. Čia irgi yra toks dalykėlis, ne kažkam. Bet aš jau geriau būna skiriu tą 15, kiek 10 eurų pavalgyti, negu ten, nespėju grįžti. Aš tą moteris biškiu, kur moteris, jeigu galima tai vadinti, jau mane, mergina, kur, nelabai gaminu, nebent vakarais kažką pasidarom jau kartu, bet mes tam kartu ir pasidarom, mes negaminam ten, nežinau, ten 3 dienom į priekį, ar ten, kad 2 dienom pagaminam, tai būna labai retai, nes nei aš, nei Adas nelabai valgom ten jau 2 dieną to maisto. Tai tiesiog per pietus einu pavalgyti arba užsisakau jau tenais kažką, jeigu turiu laiko. Žodžiu, stengiuosi, kad ir kainuoja, bet kažkaip vis tiek reikia tą energiją palaikyti. Ir man jau čia buvo irgi su skrandžiu biški pasidarė labai
Aš jau ten prisiskaičiau gastritai visokie ir taip toliau, kad, nu, žodžiu, labai rūgštingumas kyla, kai, nu, blogai maitinies nuo streso ir nuo to rūgštingumo labai norisi valgyti. Tai, žodžiu, man čia buvo pasidarę, kad aš belenkaip norėdavau valgyti. Man praeina 2 valandas, aš naktį atsikeliu, aš belenkaip noriu valgyti, ta prasme, žiauru būdavo. Aš eidavau kokio pieno pagerti, ta prasme, naktį. Tai, žodžiu, dabar nuėjau vaistinę, man davė tokių vaistų biškį, kažkokių ten nuo skrandžio. Tai jau dabar gerai, jau biškį susitvarkė, žodžiu, bet irgi reikia, nu, sriubų reikia valgyti, nu, visko. Nu, bet tiesiog kiek stengiuosi, kiek išeina tą maistą, nu, bet žiauriai sunku. Aš jau galvau vienu momentu gal užsisakinėti ten tą, kur atveža 3 kartus per dieną, tenais, kur gauni ten tą, nu, bet belenkiek kainuoja. Nors aišku, kaip po barus vaikštai, ne ką geriau ten, bet. Pat kitas dalykas, aš viską rašau į knygelę, manau, tai per telefoną yra žiauriai nepasiteisinęs dalykas. Aš į tą knygelę, tarkim, prie tos dienos surašau, nu, gal prie savaitės daugiau, gal prirašau bendrai, kokius man tą savaitę reikia dalykus padaryti, deadline'ai visokie ir taip toliau. Svarbiausius dalykus, kurie jau aišku dega, ir ant galo jau, kurie net tiek svarbus, pasilieku jau tom laisvesnėm dienom. Tai, žodžiu, tarkim, surašau ten 10 darbų kažkokiu reikia per savaitę padaryti tokių ten, ar daug kur užpildyti, ar ten kažką nusiųsti, ar, žodžiu, kažką suplanuoti, kažkam paskambinti ir taip toliau. Nu, kad ir užtrunka, kad ir 2 minutės, bet tai vis tiek užtrunka. Tai, žodžiu, tai vis tiek viską rašausi labai smulkiai, vis tiek susirašau ir tiesiog darau pagal eiliškumą, ant kiek svarbus man, nu, ant kiek greitai reikia padaryti, ant kiek svarbiai. Kartais, aišku, jeigu ten kažko nespėjau ir nėra svarbu ten tai savaitė, nu, tai persikelia į kitą savaitę, nu, jeigu jau ten nespėjau kažko. Tai, bet labai svarbu viską rašytis, nes tada žymiai lengviau būna ir galvoj to chaoso ir tu viską išsigrynini ir tiesiog viską, kai matai užrašyta, viskas atrodo tiksliau ir nėra to tokio, čia tą padaryti, tada viską pamiršti, tada čia tas, dar čia tas. Žodžiu, tai žymiai lengviau viskas pasidaro. Tai pabaigai noriu pasakyti, kad perdegimas, jeigu turi sistemą, labai sunku perdegti. Aišku, nebent tu nenormaliai darbų turi. Nu, aš stengiuosi visada tuos tokius nereikalingus darbus tiesiog nedaryti arba pasakyti, kad negaliu. Nes, nu, aš žinau, jeigu, nu, tu viskam sakysi taip, nu, tai vaikščiosiu po to kvadratinę galvą. Aišku, man žiauriai užtruko, atsiprašau, biškį dabar kiaušinį lūpų dar šaltį baršiam. Man labai ilgai užtruko, kol aš išmokau pasakyti ne, nes atrodo, nors man sunku, taigi aš laisva tą dieną, tarkim. Arba taigi aš turiu laisvą ten vakarą. Tai ar man sunku ten kažkam, nežinau, kažką ten padaryti. Nežinau, jau man turėtų labai jau ten, nu, labai svarbu kažkas ten būt, kad aš eičiau žmogui ten savo poilsio laiką, tarkim, ten eičiau kažką daryčiau jo kažkokius darbus. Nu, nežinau, aš jau tiesiog sakau, ne, negaliu tą dieną ir viskas. Nes čia yra mano poilsis ir jeigu aš nepailsėsiu per tą laiką, tai aš po to visą savaitę būsiu kaip nežinau kas. Man atrodo, kad pasidalinau viskuom. Gali dar parašyti komentarus, kokių nori dar temų, apie ką pašnekėti. Būtų labai įdomi jūsų nuomonė, ar buvo naudinga, ar jums patiko. Like, subscribe and share, comment. Tai va, tai dabar susitiksim kitame video. Gal kitą savaitę jau nufilmuosiu, manau. Tai aišku, dar šitą reiks sueditinti, nežinokit, nufilmuot, tai čia dar yra niekas. Bet jau kai reikia editinti, jūs neįsivaizduojat. Belenkiek užtrunka, kol sueditinti video ir dar normaliai, jeigu nori. Nu, šitas toks informatyvesnis, toks biškai labiau, tai jau čia nebepridėsi labai čia kažkokių efektų. Tikiuosi, kad patiko, kad žiūrėsit, pasidalinkit su draugais, parodykit draugiai mano video. Tai susitiksim dabar kitą savaitę. Aš dar, aišku, nebaigiau gamintų šaltibarščių, bet jau į pabaigą. Susitiksim kitame video ir iki. Man atrodo, po šito iš vis nebežiūrės mano video.